Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas su dar vienu video. Ir šį kartą video bus apie štai šį ritinėlį. Tiksliau ne apie šį, o apie štai šį išpakuotą ritinėlį. Ką aš čia turiu, tai yra ledinė juosta. LED juosta, kurią papigiai nusipirkau iš, žinoma, kiniečių. Ir gavau štai tokius 3 rulonėlius, taigi čia yra 5 metrų balta LED juosta. Labai knietėjau išbandyti, taigi nusipirkau ir dabar pažiūrėsime, kaip čia viskas atrodys. Taigi šios juostos, kurias aš pirkau, jos ateina tiesiog patys ledai ir juosta ir dar jums reikės nusipirkti papildomą maitinimo šaltinį. Taigi tas maitinimo šaltinis man atsiėjo daugiau negu visos 3-5 metrų ledinės juostos, taigi jums reikės maitinimo šaltinio. Šis yra gan galingas, taigi matome 12 voltų, 5 amperų. Tai tokio maitinimo šaltinio reikia, kad būtų pilnai veikianti ši LED juosta ir taip pat, ko jums reikės, tai ko gero štai tokio perėjimo, nes ši ledinė juosta ateina su tais 2 kabeliukais ir patogiausia būtų ją prijungti prie maitinimo šaltinio su tokiu perėjimu. Taigi čia jungiasi abu kabeliai ir jie prisijungia prie pačio maitinimo šaltinio. Taigi jums reikės rozetės ir žinoma šiek tiek elektros, kad ši ledinė juosta veiktų. Jeigu pirksite ką nors panašaus, aš rekomenduočiau pirkti šiek tiek brangesnės ledinės juostas. Šios buvo, už 3 sumokėjau kokius 8 eurus gal, bet tie patys 8 eurai išėjo ir maitinimo šaltinis su štai šiuo perėjimu. Taigi geriau pirkti šiek tiek brangesnę ledinę juostą, kuri būna jų įvairių, būna su distanciniu, būna su keičiamom spalvom ir panašiai. Taigi rekomenduočiau pirkti RGB spalvotą ledinę juostą, kurios galime keisti spalvas. Ši yra tiesiog balta ir tiek, bet pabandymui kodėlgi ne. Taigi kur aš ją dėsiu, tai aš ją planuoju dėti aplink savo stalą ir pažiūrėti, ar jinai apšvies mano kambarį šiek tiek gražiau. Taigi aš ją planuoju dėti ant stalo šono ir aplink visą stalą. Taigi čia šone, iš galo ten visur ir anam gale dar biškį. Taigi, ką visų pirma man reikės padaryti, tai ko gero susitvarkyti visą šitą bardaką. Žodžiu, ten mėtos visokio šlamštastikos. Taigi, pabandysiu susitvarkyti aplink stalą. Ši RGB, ši balta juosta turi lipduką iš galo, atsilupa ir ši pusė yra lipni, taigi labai paprasta bus ją užklijuoti ant stalo krašto. Na ką, pabandau priklijuoti ir parodysiu, kaip atrodo jau priklijuota ši ledinė juosta. Ką dar pastebėjau, tai kad matome šią juostą galime karpyti, taigi matome šis žirklių simbolis ir kas kokį 5 cm tikriausia, ją galime kirpti. Taigi ši juosta yra per ilga man bus, jinai 5 metrai, o aplink stalą čia tikrai 5 metrų nebus. Taigi aš pradėsiu klijuoti nuo šio krašto, apklijuosiu visą stalą ir tada tiesiog nukirpsiu, kas bus atlikę. Taigi, lydekai paliepus, man panorėjus juostą užsiklijuok pati. Taip, tai lydekai paliepus, man panorėjus, lydeka nieko nepadarė, teko pačiam užsiklijuotą juostą, bet viskas, baigta. Taigi, ką aš padariau, tai matome, ta juosta prasideda štai tam kampe ir jinai eina apačioje, po to šone ir po to viršume. Ne visur labai gerai prilimpo, bet šiaip gan gerai jinai limpa ir tada
jinai važiuoja aplink visą stalą. Turbūt nieko nesimatė. Kito stalo šone. Jinai čia ir kadangi aš nusprendžiau nekirpti šios juostos, aš ją tiesiog pratęsiau, taigi šonu žemyn ir iki galo štai ten. Taigi dabar belieka sulaukti nakties. Bet kadangi aš turiu magiškų galių, tai tebūnie naktis. Naktis. Dabar nematyt, kur jungti reikia. Šviesos. Ir šviesos. Ir išjungiam šviesą. Voila. Taigi štai taip atrodo įjungta balta ledinė juosta. Apsišviečia viskas gan neblogai, bet kaip ir minėjau, ne mėlyna, bet RGB juosta, kurios pagalba galime keisti spalvas, būtų kur kas geresnė, nes tada galime viską pritaikyti prie savo klaviatūros, kompiuterio ir panašiai. O mano atveju dabar yra čia viskas tik tai balta ir tiek. Laikas valyti veidrodį. Na ką, taigi viskas šviečia puikiai. Link stalą, apsišviečia už stalo, gan neblogai. Labai gerai matyti visi netvarkingi kabeliai ir dulkės. Kompiuteris vis dar su nuimtu šonu, kažko laukia kitame video. Ir viskas. Taigi, štai tiek apie ledinę juostą. Rekomenduočiau pirkti ledinę juostą, kurios galime keisti spalvas. Tada jūsų kambarys būtų šiek tiek gyvesnis ir galima būtų prisitaikyti prie nuotaikos. Na ką, šiam video tiek. Su jumis buvo Vytautas ir ledinė juosta ir susimatysime kitame video. Iki. Taigi greitas update'as, tas pats stalas po kelių dienų ir kur mano juosta? Mano juosta yra ant žemės. O kodėl jinai ant žemės? Nes pasirodo jinai limpa gan neblogai, bet ne taip gerai, kad jinai liktų ten, kur buvo prilipinta. Taigi atrodo, kad prilipo, bet po kelių dienų jinai tiesiog paima ir atsilipina. Taigi, ko gero, vien tik tai taip prilipinti šios juostos neužtenka. Galbūt kitos juostos yra kokybiškesnės, bet šita nėra. Ir ją tiesiog reikia pritvirtinti ne vien prilipinant, o taip pat su kuo nors kitu, tarkime, galbūt šiek tiek kokios nors lipnios juostos arba net su mažu vinuku prikalti. Taigi, tiesiog jūsų informacijai, kad būtent ši juosta nėra super lipni ir patikima.